trumpai apie bendrai GMO poveikį aplinkai. Tai, kad yra kelios problemos. Dabar aš kalbėsiu daugiau apie genetiškai modifikuotus augalus, nes tai yra pagrindinė problema šiai dienai. Tai, kad jie išplinta natūralioje aplinkoje ir gali išplinti kryžmindamiesi arba gali tiesiog tapti patys tie augalai kaip piktžolėmis. Tai yra, jeigu vienais metais paimkime, pasiėm genetiškai modifikuotus rapsus ir paskui norim kitais metais auginti, pavyzdžiui, kviečius ar panašiai, jau tie rapsai likę, jau jie tampa piktžolėmis, nes negalima naudoti tų chemikalų, sakykime, tiems rapsams išnaikinti. Ir jie tada stebi ir konkuruoja su ta kultūra, kurią auginam. Taip pat atsiranda super piktžolės ir super kenkėjai. Tai yra faktas, kuris jau dabar didelė problema. JAV tai yra skaičiuojama milijonais hektarų, kuriuose auga jau super piktžolės, nes kuo didesnį darome mes spaudimą gamtai, tuo jinai greičiau prisitaiko ir atsiranda rūšis, kenkėjų rūšis, piktžolių rūšis, kurios yra atsparios tam mūsų spaudimui. Taip, piktžolės, gal prisidėjo. Čia tiesiog nauji terminai, tai ne visi gal žino, kaip to supirkta. Paprasčiausiai, kai genetiškai modifikuotas rapsas susikryžmina su giminingu augalu, kuris laikomas piktžolė, jisai perduoda tą atsparumą herbicidui geną ir tokiu būdu ir ta piktžolė tampa atspari tam pačiam herbicidui ir tokiu būdu jau prieš ją nėra kovos priemonių, reikia kažkokių naujų. Iš pradžių bandoma didesnį kiekį pilti, tada dar tą didesnį spaudimą mes padidinam, tada dar atsparumas padidėja ir gaunasi, kad po kurio laiko praktiškai augalas visiškai atsparus tampa. Dėl to ir dabar, pavyzdžiui, Amerikoje jau, kad bandoma, kad ne vienam chemikalų atsparumas būtų, bet keliems, pavyzdžiui, 4 ir panašiai. Tai yra, kad galima būtų naudoti ir kuo daugiau ir kuo nuodingesnių ten, sakykime. Taip, dabar dėl pesticidų ir herbicidų sunaudojimas irgi šitas dalykas didinamas. Iš tiesų labai sunku yra gauti duomenis tikslius, kadangi monitoringo nėra vykdoma ir tai didžiulė problema iš tiesų yra. Niekas tiksliai negali pasakyti, ant kiek ir kaip smarkiai padidėjo sunaudojimas, sakykime, genetiškai modifikuotų pasėlių laukose chemikalų, lyginant su tradicinių ūkininkų laukais ir pasėliais. Tam tikrais atvejais, ypač naudojimo pradžioje, ten 1-2 metais, stebimas gali būti, kad suvartojimas sumažėja įvairių, sakykime, chemikalų, tačiau bendrai paėmus ir apibendrinus, va čia 2004 metų duomenys yra, kad padidėjo maždaug 4,1%. Nuo to laiko atsparumas herbicidams, atsparumas insekticidams dar yra labiau padidėjęs ir dabar aš negaliu pasakyti kiek, bet tikrai jis bus dar didesnis chemikalų sunaudojimas genetiškai modifikuotose pasėliuose. Dar viena grėsmė yra tai, kad pabėgs į aplinką. Tai čia, kaip Andrius minėjo, kad jeigu susikryžmina su laukiniais augalais, tie laukiniai augalai įgauna atsparumą. Jeigu tai yra gyvūnai, čia paveikslėlį matote lašišas, abi jos yra to paties amžiaus ir tiesiog yra viena genetiškai modifikuota ir kita ne. Tai yra didesnė yra genetiškai modifikuota, jinai dvigubai greičiau užauga, įgauna daugiau svorio, jinai plėšresnė yra, taip pat jinai gali pultis, kanibalizmo apraiškos pasitaiko joje, bet jinai dvigubai greičiau užauga. Taip pat kitas dar pavojus yra, gali būti žalinga geriesiems vabzdžiams, ir bakterijoms, bitėms, paukščiams ir panašiai šitie augalai. Tai ir čia vienas iš tokių
dalykų, tai yra sėklos, kurios nesidaugina, kurios tai tuo terminatoriaus genu. Tai kaip ir iš tiesų didelės gal tam tikros problemos atrodo nebūtų. Taip pasėjam, čia neužaugo, neužaugo, tai čia ūkininko problema. Bet esmė yra tokia, kad kažkur 5% visgi tų sėklų dauginasi, 3-5 procentai. Ir jos perduoda savo genus, sakykime, negenetiškai modifikuotiems augalams. Tai yra, jeigu bus, kaip turime Indijoje mes tą pavyzdį labai konkretų, kas atsitinka, tai jeigu yra medvilnė genetiškai modifikuota su šito terminatoriaus genu, kurios nesidaugina, paskiau susikryžmina su genetiškai nemodifikuota medvilnė ir mes turime, kad praktiškai laukuose neišdygsta, paskiau ūkininkai sėja ir kitais metais jau niekas nedygsta tenais. Ir paprasta medvilnė neauga, taip. Tai va, tai čia genetinė ta vadinama tarša. Dabar derlingumas. Čia turbūt daug kas sutiks, bet čia aišku yra kas ir diskutuotų, bet bendrai paėmus genetiškai modifikuotų augalų derlingumas yra mažesnis. Jeigu taip, tai yra, gali būti 5 procentais, gali būti 10 procentų, priklauso nuo kultūros, priklauso nuo auginimo technologijų, kelintais metais auginama ir panašiai. Pliusas yra, dėl ko visgi augina, tai yra, kaip jau minėta, su piktžolėm labai paprasta kovoti. Tai yra pagrindinis dalykas, dėl ko yra auginama genetiškai modifikuoti organizmai ir augalai. Ir dar vienas dalykas, kad iki šiol nei viena veislė ir nėra sukurta, kad derlingumui didinti. 75 kažkur procentai genetiškai modifikuotų dabar naudojimo augalų yra atsparios herbicidams, tai yra Roundupui paprastai šnekant, tai yra, kad būtų paprasčiau prieš piktžoles kovoti. 25 procentai kažkur yra su BT toksinais, tai yra atsparumui kenkėjams. Dar yra dalis augalų auginami medicininėms reikmėms ir panašiai. Štai, pavyzdžiui, 2008 metų Jungtinių tautų pasaulio banko tyrimas, kuriame dalyvavo apie 400 mokslininkų iš daugiau nei 100 šalių, bandė iš tiesų atsakyti, ar genetiškai modifikuoti augalai padidina derlių. Tiesiog pasakė, kad esami produktyvumo ir darnos su aplinka įrodymai įvairiose situacijose yra anekdotiniai. Čia ne mano nuomonė, čia tiesiog jau Jungtinių tautų tyrimo nuomonė. Taip pat ir teismuose irgi jau nuo praktiškai nuo genetiškai modifikuotų augalų atsiradimo pradžios šitas derlingumas ir tai, ką žada genetiškai modifikuota augalų pramonė, netitinka tikrovės. Tai, pavyzdžiui, irgi vienas iš pirmųjų tokių didesnių teismų, kuriuose pralaimėjo GMO pramonė, tai yra ten 97 metais Misisipės sėklų arbitražas nusprendė, kad Monsanto Roundup Ready medvilnės sėklos nedavė reklamuojamo rezultato. Ir skyrė baudą, sakykime, 2 milijonus dolerių padengti. Dabar kitas. Apie GMO. Su GMO yra ne tik bėda, kad sakykime, ten teršia gamtą ir panašiai, yra grėsmės gamtai, aplinkai ir kitiems dalykams. Yra didelė grėsmė taip, kaip yra įdiegiamos į rinką, kaip yra propaguojama ir tie metodai yra tikrai socialiai neatsakingo verslo metodai. Jeigu jums nori sužinoti, kaip socialiai neatsakingai elgtis, pažiūrėkite, kaip elgiasi GMO pramonė. Visų pirma, tai pradėkime nuo mokslininkų. Mokslą įsivyravo naujieji viduramžiai, tai yra mokslininkai, kurie nesutinka su GMO, yra persekiojami, kritikuojami, neduodama jiems skelbtis, atleidžiami iš darbo ir panašiai. Daromas spaudimas. Tiesiog, kad irgi suvoktumėm, apie kokią mes kalbam apie kokios finansinius gigantus, tai yra 2011 metais vien tik Monsanto, viena iš kelių pagrindinė, bet viena iš kelių pagrindinių korporacijų pasaulyje gavo pajamų apie 11,8 milijardo dolerių. Tai jeigu taip kalbėtai, daugiau negu visas mūsų biudžetas. Tai
Toliau, kitas dalykas, trukdoma atlikti nepriklausomus tyrimus. Jeigu pasirašoma sutartis su mokslininkais, pagal kuriuos, jeigu korporacijos duoda kažkokią medžiagą, kažkokius bandymus susako, be jų sutikimo draudžiama skelbti tų tyrimų duomenis. Tai yra praeina pro korporacijų filtrą. Ir pripažįstami ir skelbiami pagrindė tik tais tie tyrimai, kurie atitinka korporacijų interesus ir didina tą bottom line, tai pilną. Dabar taip pat aktyviai šitos korporacijos veikia ir santykė su valstybėmis. Tai yra teisinį, pavyzdžiui, reguliavimą ir saugą turintis užtikrinti darbuotojai, kadangi tokių nėra daug, nes kaip jau profesorius minėjo, iš tiesų tai yra sudėtingas sritis ir tos darbuotojai ir šitie mokslininkai praktiškai vos ne vienas kitą pažįsta, bent jau pagrindiniai, tai tikrai. Laisvai migruoja tarp valstybinių ir privačių biokorporacijų. Gali būti kitaip papirkinėjami tiesiogiai. Tai kaip pavyzdys irgi, aš apie Ameriką nekalbu, kur tenais migruoja, sakykime, iš korporacijos ateina į valstybinės priežiūros instituciją ir paskui atgal į korporaciją. Čia labai įprastas dalykas, bet kad ir Europai šitie dalykai dedasi, tai rodo 2009 metais, kai Europos maisto ir saugos tarnybos darbuotoja daktarė Suzy Renkens, kuri vadovavo padaliniui atsakingam už genetiškai modifikuotų augalų rizikos vertinimą, perėjo dirbti į prižiūrimo, sakykime, tos korporacijos Syngenta. Tarytum, nieko blogo nebūtų. Bent jau Europos komisija laikėsi šitos nuomonės ir teko labai daug kovoti, bet iš tiesų tai yra tai kaip yra sprendžiami šitie reikalai šitoje srityje. Taip pat yra kitas, sakykime, kad yra papirkinėjama ir tikrai tai yra įprasta praktika pakankamai ir trunkanti ne vienus metus. Tai vien JAV, pavyzdžiui, Monsanto paskyrė $1,5 milijono baudą už tai, kad 5 metus iš eilės papirkinėjo Indonezijos pareigūnus tam, kad nebūtų atlikti poveikio aplinkai vertinimai ir kad būtų praleistos genetiškai modifikuotos kultūros į Indoneziją. Tai irgi yra, ir tai ne Indonezija nubaudė, o tai JAV. Ir tiesiog tada čia labai gerai atspindi Monsanto iš direktorių vieną žodžiai, kad jų pozicija, tai kad mes neprivalom garantuoti genetiškai modifikuoto maisto visiško saugumo. Mums svarbiausia parduoti tiek, kiek įmanoma. Tai yra visas, ir čia daugelis sutinka ir Lietuvoje su šitu, tai kad įmonės gamino ir valstybinės priežiūros institucijos turi užtikrinti tą saugą. Iš tiesų, kadangi čia yra sritis tokia, kad tų ir mokslininkų yra pakankamai mažai, vienas su kita susijęs, vienas kitą pažįsta, ir čia šitas dalykas tikrai negali galioti. Bet yra taip. Tai yra, jeigu kas, kaltų nebus. Nes valstybės institucijos sakys, kad mes rėmėmės mūsų turimamais duomenimis ir tojais, kuriais pateikė korporacijos. Korporacijos sakys, ne mūsų reikalas yra užtikrinti saugumą. Čia tiesiog apie sveikatą aš nekalbėsiu, kad ten GMO kenkia sveikatai ir panašiai. Čia yra konkretus pavyzdys mokslinis tyrimas ir iš mokslinio tyrimo pristatyta fotografija. Tai yra Paragvajuje 1 kilometro atstumu gyvenantis ūkininkai šalia genetiškai modifikuotų pasėlių turi 2 kart didesnį kūdikių apsigimimų skaičių, taip pat yra didesnis mirtingumas. Apsigimimai yra neįprasti ir labiau pasireiškia. Nu, čia šituo atveju, tai čia iš tiesų tokia labai žiaurus apsigimimas, tai yra smegenys išauga ne galvoje, už galvos. Padidėjęs savižudybių skaičius, čia gal susijęs su kultūriniais aspektais, tai Indijoje, kadangi nepasiteisino, daug ūkininkų pasiėmė paskolas, pradėjo auginti genetiškai modifikuotą medvilnę, tada pamatė, kad tą medvilnį reikia daugiau chemikalų, daugiau insekticidų, taip pat puola vabzdžiai, kenkėjai ir išaugo ir bankrutuoja. Ir tenais kultūrinė tokia tradicija yra, kad apsimoka kartais nusižudyti, kad gauna paramą ir taip toliau šeima. Ir dėl to labai ženkliai, virš 300 000 nusižudė dėl šitų, sakykime, nepasisekusių auginimų. Ir
Ir kitas dalykas, kad tas produktyvumas medvilnės buvo sumažėjęs nuo 2007-2009 metus, jeigu lygintume, tai kad produktyvumas sumažėjo, o išlaidos šitai medvilniai auginti padidėjo. Tai irgi, faktai apskaičiuota. Ir kitas yra, sakykime, maisto rinkų monopolizavimas. Stengimasis monopolizuoti. Vien tik tais per 15 metų, 1995-2010 metais, 5 pagrindinės biotechnologijų korporacijos supirko daugiau negu 200 sėklų įmonių per visame pasaulyje. Koks tikslas yra? Labai paprastas. Tai, kad uždaryti pasirinkimą, kad ūkininkai negalėtų rinktis labiau prisitaikiusių prie to šalies klimatinių sąlygų, bet pirktų jų bendrai, jų sukurtas, sakykime, kultūras. Taip pat stebimas irgi sėklų kainų kilimas, konkrečiai manoma, kad dėl šito tai vienas iš pagrindinių priežasčių, nes mažėja pasiūla ir kadangi mažėja pasiūla ir jie turi, gali pasiūlyti, jie pakelia kainas. Tas pats padaryta tiek su chemikalais buvo, pavyzdžiui, Roundup Indijoje, kaip atsirado genetiškai modifikuota medvilnė, kaina pakilo per 5 metus kažkur 8 kartus. Sėklų apie 10-20 kartų priklausomai, medvilnės sėklų konkrečiai. Taip pat ūkininkai tampa korporacijų įkaitais, tai kad čia ir prasideda dar vienas įdomesnis dalykas, tai yra, pavyzdžiui, imkime genetiškai modifikuotą augalą, jisai pasidaugina auginamas lauke, jisai pasidaugina su kaimynu ir susikryžmina su kaimyno augalu, genetiškai nemodifikuotų. Pasaulyje šiaip jau, jeigu imtume Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Pietų Amerikos praktikas, yra skaitoma, kad vadinasi tas ūkininkas, kuris augino genetiškai nemodifikuotą, bet su kurio augalai susikryžmino, jis vagia iš korporacijų intelektinę nuosavybę ir jis moka, ir teismai pripažįsta ir jisai moka baudą. Ir taip jau, čia yra ne vienas, ne 2 atvejai, tai yra 100 atvejų. Tai yra įprasta praktika, Monsanto konkrečiai, jeigu neturi atskirą padalinį, kuris tuo užsiema ir ūkininkus padavinėja į teismą, ateina, pavyzdžiui, patikrina laukus, nieko nesiklausia ir paskui tiesiog jau ūkininkai sulaukia grasinimų, arba sumokėkite mums už intelektinės nuosavybės mokestį, arba mes jūs subankrotisim. Kaip jau čia minėjo, ekologiniai ūkiai ir genetiškai modifikuoti augalai yra nesuderinami. Tai yra, reikia rinktis. Arba mes auginame tą, arba kitą. Ir čia dėja, bet niekaip neišeina. Geri pavyzdžiai, kaip jau minėjau, Danijoje taip pat labai ypač geras pavyzdys yra, kaip galima pasinaudoti Europos įstatymais, yra Latvijoje. Ir įsteigti genetiškai be GMO zonas. Tai yra, kaip reikia sužaisti, naudojantis tais pačiais įstatymais, iš tiesų reikia pasimokyti iš Latvijų. Ir tiesiog vartotojų apsisprendimo svarba, tai čia kaip valstybinė maisto ir veterinarijos taryba sako, pats vartotojas turi apsispręsti, kokius produktus jis renkasi, genetiškai modifikuotus ar ne. Ir todėl vartotojų švietimas, paaiškinimas, ne tik sakykime, kad GMO kenkia sveikatai, iš tiesų yra ir kitų daug svarbesnių dalykų, dėl ko to GMO nereikėtų naudoti. Ir švietimas turėtų irgi padėti apsispręsti, kad vartoti genetiškai nemodifikuotas maistą. Ir iš tada iš mano pusės tiek. Dabar tada dar Andrėjus pratęs. Tai ačiū Egidijui. Tai vien dėl to ekologinio pėdsako, kurį palieka GMO pramonė, tikrai aš manau, kad šiuolaikiniai europiečiai turi teisę žinoti, kokias pasekmes palieka, reiškia, ta GMO pramonė ir turėtų bent jau teisę pasirinkti, ar pirkti ar nepirkti tokius produktus, kurie pagaminti naudojant genetiškai modifikuotus pašarus. Na, o aš pakalbėsiu šiek tiek siauresnę temą ir kadangi atsiliekam nuo grafiko, tai aš pasistengsiu labai greitai.
Tai yra būtent apie poveikį sveikatai, bet ne augalinės kilmės genetiškai modifikuotų organizmų, o būtent gyvulinės, nes apie tai dar nelabai yra šnekėta. Ir ta nauja informacija tik tai dabar pasirodo, tik tai pirmieji tyrimai yra atliekami ir mes dar, aš manau, tikrai ateityje sužinosime ne vieną siurprizą, kodėl verta ir dėl sveikatos priežasčių atsisakyti gyvulinės kilmės produktų, kurie yra gauti, reiškia, naudojant genetiškai modifikuotus pašarus. Na, kaip ir pradžioj gerbiama, reiškia, neprisimint pavardės, iš grūdų perdirbimo asociacijos atstovė sakė, kad nereikia maišyti dviejų dalykų, būtent genetiškai modifikuoti organizmai ir tie gyvūnai, kurie buvo gauti naudojant tuos genetiškai modifikuotus pašarus. Nes iš visų genetiškai modifikuotų gyvūnų tik vienintelė lašiša dabar pereina tokį aprobavimo procesą ir gali greitų laikų atsirasti ir komercinis jos auginimas, bet dar kol kas tai nepatvirtinta, 2 metus stringa tie visi derinimai ir tikėsimės, kad užstriks ir ilgesniam laikui. Na, o kalbant, reiškia, apie tuos, apie ką mes šiandien šnekam, tai višta palesusi genetiškai modifikuoto pašaro, jinai savaime netampa genetiškai modifikuota višta, bet yra daug visokių pašalinių poveikių, pašalinių medžiagų, su kuriuom mes turėsim reikalą. Taigi, kodėl vis dėlto reikalaunama ženklinti ir gyvūninę produkciją? Dar 2007 metais Greenpeace Europos komisijai pateikė peticiją su milijono europiečių parašų, reikalaujant žymėti ir gyvulinę produkciją. Ir šiuo metu vienintelė Turkija įvedė tokį privalomą žymėjimą visam pasaulyje, aš manau, tik tai viena jinai, nes jinai nepriklauso Europos Sąjungai ir nėra susaistyta laisvos prekybos su Jungtinėm Amerikos valstijom ir mes esam tų sutarčių tiesiog įkaitai dėl to, kad didžioji dalis iš Atlanto ateinančios produkcijos yra genetiškai modifikuota ir jeigu mes labai ribosim prekybą, bus dideli ekonominiai nuostoliai ir dėl to, reiškia, visi kiti dalykai patampa antram plane. Pati naujausia šiais metais atlikta gyventojų apklausa Jungtinėje karalystėje parodė, kad 67% vartotojų svarbu yra žinoti, ar pienas, mėsa ar kiaušiniai gauti iš genetiškai modifikuotų pašarų. Ir pageidauja, kad šie, reiškia, produktai būtų specialiai ženklinami. Tai šitas judėjimas vis dėlto stipriai ir aš manau, kad vis tiek anksčiau ir vėliau bus tas privalomas ženklinimas. Bet kol ta Europa savo moliniam kojam kažką tai padarys, žengs pirmą žingsnį link to, tai vis dėlto turime skatinti tą iniciatyvą iš apačios ir jeigu yra draudžiama reikalauti, žymėti, kad produktas gautas naudojant GMO pašarus, tai vis dėlto yra nedraudžiama žymėti, kad produktas yra gautas nenaudojant genetiškai modifikuotus pašarus. Ir jeigu bent vienas iš čia esančių verslininkų, kurių čia susirinko apie 30, šiandien nuspręs, kad jie naudos vieną iš tų ženklų savo produkcijai žymėti, laikysiu šį renginį pavykusiu ir manau, kad ateityje, reiškia, ta sniego gniūžtė toliau vyniosis. Taigi, socialiai atsakingo vartotojo poreikį žinoti apie produkto kilmę kyla iš noro žinoti apie produkto ekologinį pėdsaką, socialinės ir ekonominės pasekmės trečiose šalyse, tai apie ką pristatė Egidijus, ir paskutinis punktas - produkto poveikį jo paties sveikatai. Žmogus yra mitybos grandiniai pačiam gale, yra, kaip galima sakyti, plėšrūnas ir iš ekologijos mes žinome, kad kuo, reiškia, arčiau plėšrūno, tuo koncentracija įvairių medžiagų, ar tai būtų pesticidai, ar tai būtų sunkieji metalai ir taip toliau, didėja. Ir mes esam, reiškia, tų toksinų kaupėjai būtent dėl to ir logiškai mąstant mes turėtumėm labiau susirūpinti, ką valgome. Mes kol kas dabar žinome daugiausia tik tai apie poveikį aplinkai. Čia tiesiog, reiškia, žinių lygį aš noriu pademonstruoti apie poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Tai vad, herbicidų tarša aplinkai yra labai gerai išaiškinta, labai daug mokslinių naujų tyrimų
BT toksino, jau kurį pristatė, toksiškumo problema irgi apspręsta gyvai gamtai. Pavyzdžiui, Europoje dabar nyksta toksai drugelis pungė, gal jums žinomas, tai būtent dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810. Genetinė tarša, kai jie ten tarpusavį kryžminasi ir gaunasi tos super piktžolės. Na ir labai nedidelė tik tai dalis, ta violetinė dalis, yra dar nežinomų priežasčių, apie ką mes dar sužinosime. Kalbant apie žmonių sveikatą, tai vis dėlto ta nežinomoji dalis yra kur kas didesnė už tą dalį, kuri yra nežinoma. Ir mes galime šiandien kalbėti tik tai apie netiesioginį poveikį, reiškia tos gyvūninės kilmės produktų, būtent per herbicidų taršą, tuos BT toksinus ir kitokias medžiagas. Taigi pagrindiniai pavojai sveikatai tai yra glifosatai, glifosinatai ir jų skilimo produktai maisto grandinėje, taip pat BT toksinai ir kiti dar neištirti pavojai kaip virusų fragmentai, atsparumo antibiotikams genai ir taip toliau, apie ką mes iš tikrųjų dar mažai turime tyrimų, mažai turime informacijos, bet mokslininkai vis garsiau kalba, kad vis dėlto tie virusų fragmentai, kurie naudojami kuriant genetiškai modifikuotus organizmus, nėra absoliutus gėris, nes, pavyzdžiui, ta pati EFSA nėra dar aprobavusi ir patvirtinusi, kad mums galima ir saugu valgyti tuos proteinus, kuriuos koduoja tie virusų genai. Na ir čia pats naujausias tyrimas paskelbtas 2012 m. gruodžio 15 d. moksliniam žurnale Leipcigo universiteto tyrimas apie tai, kad reiškia didesnė koncentracija tų herbicidų, ypatingai glifosato, kenkia mūsų žarnyno mikroflorai. Šiaip tai tas rondapas pas mus ūkiuose naudojamas dažniausiai prieš sėją, nupurškiant piktžolės, kada dar nėra pas mus jokių ten kitų kultūrinių augalų. O reiškia, kai auginami genetiškai modifikuoti organizmai, tai purškiama tiesiai nuo augalų ir kadangi šitas herbicidas yra nekontaktinis, o sisteminis, tai yra patenka per lapus, reiškia ta cheminė medžiaga ir jinai per medžiagų apykaitos procesus praktiškai visuose sutinkama audiniuose ir organuose augalos ir tuose, kuriuos mes vartojame maistui, tai žinoma, kad glifosato koncentracija genetiškai modifikuotose organizmuose ir jų derliuose lieka žymiai didesnė negu įprastose kultūrose. Ir štai šitos gerosios bakterijos, kurios neatsparios arba jautrios glifosatui, tai yra enterokokus, reiškia laktobacilus, tai yra mums žinomos iš reklamų, o blogosios tai yra salmonelės ir paryškinta juodai Clostridium botulinum, tai yra, reiškia, bakterija, kuri sukelia liga, vadinama botulizmu, tai yra raumenų paralyžius, sunki liga. Ir kas yra įdomu, jeigu atkreipsit dėmesį į tuos paryškintus mikrobus, tai yra enterokokus ir Clostridium, tai yra mikrobai, kurie yra antagonistai tarpusavį. Ta prasme, kuo daugiau mes turėsim savo žarnyne enterokokus, tuo jie labiau nukenksmins tuos Clostridium. Ir tokiu būdu, kai mes tuo, reiškia, glifosatu išnaikinam pas save žarnyne enterokokus bakterijas, tai Clostridium, kurios yra atsparesnės, reiškia, glifosatui suveši dvigubai, reiškia, dvigubai pagerėja gyvenimas va šitom bakterijom. Ir yra iš tikrųjų pastebėta, kad pastaruoju metu Europoje didėja tiek naminių gyvūnų, tiek ir žmonių susirgymų būtent botulizmu. Naujos žinios apie glifosatinius ir glifosinatinius herbicidus yra tokios, kad jeigu anksčiau buvo, reiškia, tie herbicidai laikomi vos ne ekologiškais, draugiškais aplinkais, tai dabar toli gražu taip nėra. Ir nustatyta, kad glifosatas turi letalų arba mirtiną poveikį tiek augalų, tiek ir gyvūnų bei žmogaus ląstelėms. Tai yra 2009 metų profesoriaus Seralinį tyrimas. Taip pat visai neseniai, tai yra šiemet žurnale Toxicology paskelbtas tyrimas, kad glifosatinis herbicidas Roundupas yra toksiškesnis nei vienas glifosatas. Anksčiau nebuvo tirtos tos medžiagos, kurios eina, reiškia, kartu su tuo glifosatu, nes eksperimentuojant su gyvūnais tyriama veiklioji medžiaga, bet yra dar tokia medžiaga, kuri sutrumpintai vadinama PO15, tai yra, kuri padidina to glifosato skvarbumą, tai sudėty, reiškia, gaunasi toksai sinergetinis poveikis žymiai stipresnis.
Taip pat yra nustatyta, kad ir skilimo produktas, tai yra aminometilo fosfoninė rūgštis, kuris atsiranda skilant glifosatui, taip pat pasižymi toksiškų poveikių. Taip, kad jeigu tas glifosatas suskyla, tada nereiškia, kad jis nepavojingas. Ir dar, kas yra nustatyta, kad glifosatas ir jo skilimo produktai yra plačiai paplitę aplinkoje. Yra žmogaus organizmo metabolitas, tai yra mes jį turim visi, ir pagrindinis šaltinis tai yra maistas ir geriamas vanduo, juk mes ne visi ūkininkai, ne visi dirbam su to rondapu, vadinasi, vienintelis šaltinis, iš kur mes jo gaunam, tai yra geriamas vanduo ir maistas. Ir 2011 metais atliktas tyrimas Berlyne parodė, kad vokiečių šlapime glifosato koncentracija yra nuo 5 iki 2 nanogramų 1 mililitre, tai yra nuo 5 iki 20 kartų viršyje leidžiama koncentracija geriamam vandenį. Ir kol kas iš tikrųjų mes nežinom, ar taip yra ir kitur. Ir mūsų organizacija, kaip Žemės draugai, Friends of Earth, tarptautinė, mes irgi priklausom, yra pasišovusi padaryti grandiozinį projektą Europoje, visose Europos šalyse, paimti šlapimo mėginius ir pasižiūrėti, kaip yra kitose šalyse, kiek iš tikrųjų tas glifosatas yra paplitęs, reiškia, mūsų kūne. Nes labai keista, kad iš tikrųjų plačiausiai naudojamo herbicido, Roundupo, kurio pagrindinė gamintoja yra ta pati kompanija Monsanto, nevykdomas joks monitoringas Europoje. Na ir dar yra panašiai veiklioji medžiaga glifosinatas, tai yra, reiškia, vieni genetiškai modifikuoti organizmai yra sukurti taip, kad būtų atsparus glifosatui, kita dalis, reiškia, Monsanto konkurentai, kurie kitiem herbicidam atsparius, reiškia, augalus, kaip, pavyzdžiui, glifosinatui. Ir glifosinatas yra pripažintas dar toksiškesnis negu glifosatas ir 2009 metais Švedija laikinai uždraudė jų naudoti, kol Europos parlamentas ten neapsispręs dėl tų pesticidų. Ir kiek aš girdėjau, tai šiais metais Europos komisijai numatyti rimti suvaržymai naudojant tuos pesticidus. Kalbant apie tuos BT toksinus, kurie išskirti iš dirvožemio bakterijos Bacillus thuringiensis, tai buvo iš tikrųjų tokia ekologiška kovos priemonė su kenkėjais ir labai gaila, kad tos korporacijos ją sugadino, nes kada privertė gaminti augalus tą toksiną ir jo dabar yra praktiškai kiekvienoje augalo ląstelėje, gamta davė atgal, reiškia. Vabzdžiai labai greitai prisitaiko, jų generacijos yra kelios per metus ir dabar atsirado labai daug vabzdžių, kurie yra atsparus, reiškia, tam BT toksinui. Ir čia taip atsirado tie vadinami superkenkėjai, kaip yra superpikžolės. Va, ir jeigu anksčiau buvo manyta, kad tik tai vabzdžiams ir kenkia, tai anaiptol taip nėra. Jau yra 19 studijų, mokslinių studijų, kurios patvirtina, kad BT toksinai daro žalą ne tik bestuburiui, bet ir žinduolių ląstelėm. Yra kol kas atlikti tyrimai su pelėm. Ir kad BT toksinai yra labai paplitę augalinė ir gyvulinė GMO produkcija vartojančių žmonių metabolizme, rodo atvejais, reiškia, Kanadoje, kai buvo padarytas Šerbruko universitetinė ligoninė Kvebeke tyrimas ir jo metu nustatyta, kad minėtas toksinas randamas 93% nėščių moterų kraujyje, 80% ką tik gimusių kūdikių ir 67% nenėščių moterų. Tai vadinasi, nėščios moteris dar sukaupia to toksino daugiau negu nenėščios. Ir mes turime ir Europoje tokį, reiškia, gėrį kabutėse, tai yra Monsanto kompanijos kukurūzas MON 810, vienintelė veislė kukurūzų, reiškia, leidžiama auginti Europoje ir išskyrus, reiškia, kai kurias šalis, kurios laikinai pas save uždraudė, tai Vengrija, Prancūzija, Austrija, Vokietija, Graikija ir Liuksemburgas, ir uždraudė būtent dėl to, kad jų mokslininkai pareiškė, kad būtent šitas toksinas gali būti kenksmingas ir žmogui. Taip, kad, reiškia, gyvulinė produkcija nėra jau tokia nekalta, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Jeigu kalbant apie žmogų, tai reiškia, iki mūsų, kol daeina tie toksinai, ten tos poveikis sunkiai ištiriamas, tai poveikis naminiams gyvuliams, kurie vartoja tiesiogiai tą genetiškai modifikuotą maistą. Pašarus, tai be abejotinai yra. Ir štai prieš 2 metus buvo toksai atvejis, kai šiaip ir daugiau tokių atvejų buvo aprašyta, kai danų ūkininkas Borupas Pedersenas
fermoje aptiko, kad sunegalavo beveik visos kiaulės, jos kentėjo nuo įvairių ligų, mažai ėdė, viduriavo, turėjo skrandžio opas, paršelį gimdavo nesveiki ir taip toliau. Ir jis nesuprato, dėl ko taip yra. Ir tiesiog remdamasis intuiciją jis pakeitė savo pašarų receptą ir vietoj GMO sojos pradėjo naudoti paprastą negenetiškai modifikuotą soją ir problemas stebuklingai išsisprendė. Ir mokslininkai padarė išvadą, kad ir tos išvados buvo žurnale paskelbtos, kad dėl to iš tikrųjų galėjo būti kaltas padidintas glifosato kiekis pašaruose. Praėjusiais metais jau skandalingas tyrimas labai nuskambėjo, tai yra profesorius Ralinį atliktas su žiurkėmis, kuris maitino kukurūzais, reiškia, tuos kukurūzus naudojo, kur leidžiama naudoti pašaram, tai NK603, tai yra soja, atsiprašau, ar kukurūzus, neatsimenu jau gerai. Tai žodžiu, sukėlė navikus ir apie tai buvo ir spaudo labai plačiai nušviesta. Na ir vienintelis minusas tame, kad jis nesirėmė tam metodiką, kuri buvo patvirtinta EFSOS, tai yra Europos maisto saugos agentūros, o padarė pagal savo metodiką, bet aš manau, kad tojo metodika dar buvo geresnė, kadangi apėmė žymiai ilgesnį tyrimo laikotarpį, negu apskritai dabar yra Europoje priimta, eksperimentuojant su gyvūnais. Na ir šiuo metu EFSA svarsto Monsanto pasiūlymą padidinti maksimalinę leistiną koncentraciją produktams, būtent dėl glifosato nuo 0,1 mg kūno kilogramų iki 15 net mg kilogramų, nes mato, kad turbūt nesusitvarko nei su tom superpiktžolėm ir nori padidinti apimtį, reiškia, parduodamų, reiškia, tų savo herbicidų, nes tik tai iš jų daugiausiai ir išdirbo, o ne iš sėklų. Bet nors mokslininkai tuo pačiu nepriklausomai siūlo kaip tik mažinti, reiškia, iki nykstamo kiekį, reiškia, tą leistiną koncentraciją, nes nauji tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai nėra sveika valgyti. Ir jeigu vis dėlto Monsanto pasiūlymas bus priimtas, tai glifosato naudojimas žemės ūkyje gali padidėti 800%, kas sukeltų problemų jau daugelio augintojų, ne tik, reiškia, tokiem pavieniam, kaip, reiškia, tas Danas. Taigi, GMO atsisakymas tik vienas žingsnelis link ekologinės žemės ūkio ir sveikos gyvensenos. Nes aš manau, kad jeigu atsiras tokia produkcija, kuri bus ženklinama, kad jinai be GMO ir negauta šeriant genetiškai modifikuotais pašarais, tai ir pati ekologiška produkcija bus populiaresnė ir netokia brangi, kaip yra dabar. Aš kalbėjau neseniai su viena biržų ūkininkė, kuri turi ekologinį ūkį, karvių ūkį, 50 karvių laiko, tai pasakojo, kad, reiškia, jos pienas nors yra ekologinis, bet atvažiuoja įmonė ir supila tą pieną į neekologinį ir mes parduotuvėje jo ir nebeturim. Taip, kad mes, reiškia, tos ekologinės produkcijos užauginam daug, bet, reiškia, kažkodėl, reiškia, į prekybą jinai patenka labai nedideliais kiekis ir tai yra, manau, kad yra labai blogas dalykas, jeigu tik tai dėl išmokų tas yra daroma. Na, o, reiškia, tuo pačiu, kadangi pasiūla mažesnė prekybininkų į prekybos centrų tų produktų ekologiškų, tai ir kaina yra to pieno vos nedvigubai didesnė. Tai jeigu būtų tas toksai ženklinimas, kokį mes siūlau, tai tiesiog aš manau, kad tai būtų ekologiniam ūkiui tik tai didesnis paskatinimas. Na ir čia šiek tiek aplinkos ministerijos 2012 metais padarytos visuomenės nuomonės, tyrimo apie GMO keli aspektai, kurie man įstrigo, tai kaip žmonės iš tikrųjų žiūri į tuos GMO būtent dabar Lietuvoje. Tai į klausimą, ar šiuolaikinė biotechnologija ir GMO yra saugus, 67% net atsakė, kad ne. Taip pat reiškia, ar norėtų daugiau informacijos apie GMO, 51% atsakė, kad taip. Ir aš manau, kad jie norėtų ne tik tokios informacijos, apie ką mes kalbam, jūs galit manim netikėti, yra visokių nuomonių, bet jie vis dėlto irgi žmonės ir turi turėti pasirinkimo teisę. Jie yra dauguma ir išsilavinim, dabar mes Europoje esame pirmoje vietoje pagal išsilavinimą. Tai
vis dėlto informacija ta yra ir internete prieinama taip, kad leiskim žmonėm patiem nuspręsti, ar jiem vartoti tokius produktus ar ne. Na ir ar vartoja genetiškai modifikuotus produktus, tai nežiūrinti tai, kad buvo juos nuomonė neigiama, tai vis dėlto 51% teigia, kad tikriausiai vartoja iš dalies, kadangi vis dėlto ne visa ta produkcija yra ženklinama taip, kaip mes norim. Ir vis dėlto ir bus ateinantis pranešimas apie reikalavimus ženklinimo, tai kai kurių produktų, net jeigu yra ten kažkiek tai to GMO, nereikia ženklinti, taip kad čia yra dar kur tobulėti, na, bet jeigu verslininkas jau užsideda tokį ženklą be GMO, tai kaip ir rašydamas be be konservantų ir panašiai, jis jau turi užtikrinti, reiškia, kad jis naudos tą ženklą atsakingai ir aš manau, kad Maisto ir veterinarijos tarnyba atsakys į klausimą, ar jie pajėgus užtikrinti, reiškia, kontrolę tokio ženklo naudojimo, ar reikia jį dar papildomai įteisinti, dėl šito mes ir susirinkom. Na ir vis dėlto aš manau, kad atsekamumas įmanomas, kadangi visi genetiškai modifikuoti pašarai yra ženklinami privalomai ir, kaip minėjo Ramūnas Karbauskis, yra ant sąskaitų faktūrų rašoma, o, reiškia, kai jau iš tų pašarų pagaminami, reiškia, gyvulinė produkcija, tai mes jau vartotojus eliminuojame iš to žinojimo. Na ir čia dar toks buvo tarptautinis tyrimas įdomus padarytas 10-11 metais, kur matosi, kad iš tikrųjų iš visų problemų oro taršos, chemikalų ir pesticidų, klimato kaitos ir GMO, būtent GMO lietuviai iškelia kaip svarbiausia. Tai va tas ir rodo, kad vis dėlto mes Lietuvoje turim tą, reiškia, visuomenės dalį, kuri pasiruošusi pirkti produkciją be GMO ir užaugintą be genetiškai modifikuotų pašarų, nežiūrinti tai, kad trečdalis visuomenės šiuo metu skursta ir negali savo leisti įsigyti aukštesnės kokybės prekių, bet aš manau, kad tai bus ne visada. Tai ačiū Jums už dėmesį. O dabar aš norėčiau pakviesti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovę Aušrą Išarienę.